ką, sveiki atvykę į mano jos video. Šiandien nesimatėm, nes buvau biškai road tripę. Jeigu jums erzina mano cepsėjimas, tai jūs sakykit. Taigi buvau išvykęs road tripą užsienyje, tai bus atskiras vlogas. Silvijos kanale bus dar didesnis vlogas, tai užsukit. Pasėdien, nežinau, valandos trukmės video gaunasi kol kas. Aš biškai vėliau įkelsiu, nes Silvija nori, kad jinai pirmąją keltų. O šiandien mes susirinkom apžvelgti medžiagą iš security kamerų. Yra biškai, ką pažiūrėt. Retkarčiais man žmonės keistoki yra. Bet ne tik stebėsim žmonės. Kaip jums mano backgroundas? Špioniro Golubyro. Koks jūsų mėgstamiausias? Rašykit komentaruose. Bombardyro krokodilo, tralalelo tralala. Mačiau irgi Demi filmavo video apie tai. Tai kas nematė irgi, eikit pažiūrėkit. Tai ką, grįžtam prie video. Jeigu kažkas dar nematė mano lunatikavimo video, tai jo, pažiūrėkit, čia kažkur įkelsiu. Noriu daryti antrą dalį. Nežinau, jeigu nebent surinksim po šito video 3000 laikų ir 1000 komentarų, tai padarysiu antrą dalį. Nu, o dabar apžvelgsime medžiagą iš kameros, kuri yra laukia. Jo, visokiausių vaizdelių čia bus. Pradėsim nuo to, kad labai daug video su miško gyventojais, bet kiekvieną naktį, jeigu, pavyzdžiui, įjungt kamerą, tai kas kart arba lapė, arba šeškas, arba ežiukas, koks praeina kelią. Tai pirmas kaltinamasis yra šis berniukas. Nerodysiu veidų, nesakysiu vardų, pavardžių, nes pats nežinau, bet čia jūs iš tol ir nepamatysit tų veidų. Tai all good. Tai reikalas yra tame, kad mes prie savo namų pasistatėm tokį ženklą. Nekakot prie mūsų namų, o jeigu pakakosit su savo gyvūnėliais, tai būtinai surinkit ir kažkur išmeskit į konteinerį. Tai nežinau, kažkodėl šitam berniukui sutrukdė tas ženklas. Atspėkite, ką dabar padarys šitas berniukas. A. Spjaus į mūsų ženklą. B. Sulankstys ženklą. Gerai, duodu laiko, dabar paspauskit pauzę, nueikit į komentarus, parašykit savo teisingą atsakymą. Sulankstė, ištraukė ir tiesiog išmetė tą ženklą. Jūs parašykit, kokio šio berniuko motyvai. Šitą video aš nelabai suprantu. Čia buvo praeitais metais. Čia, žodžiu, kažkas naktį, 2:30 atėjo prie mūsų namų su žibintuvėliu ir aš nelabai suprantu, ką jis ten darė. Kažką jisai labai intensyviai ieško. Ar jis kažką pametė? Jis kažką renka. Na ir vėlgi parašykit komentaruose, ką jis ten galėjo daryti. Mano teorija yra tokia, kad galbūt po lietaus jisai atėjo rinkti sraigių. Nes kiek žinau, ten kažkaip galima priduoti sraigės ir ten kažką užsidirbti. Tikrai nepalaikau tokių nesąmonių. Radau skelbimą, tai galima priduoti po 5 centų sraigius. Geriau jau veikit butelius rinkti ir tarą priduoti. Daugiau užsidirbsit. Ir nieks nenukentės. Teisingai sakau? Teisingai. Klausau? Turi klausyk, o kaip man pasižiūrėti sąskaitos likutį? Nu tai atsisiusk, pildyk programėlį ir sužinosi. O gerai, o jeigu aš planą noriu užsakyti? Irgi pildyk programėlį, viską gali užsakyti. O kur man tą programėlę suras dabar? Po šito video rasi. Nu, supratau, gerai tada. Nu, ar turi iki? Nu, gerai, iki. Kaip jinai tą pultą prisiskambino vis. Jeigu tame video berniukas bent jau paliko tą ženklą mum, nepavoja, tai kitam video mes turim vagystę. Kas seka mane Instagram, tai jau matė šitą video, kažkada kėliau, bet ja. Turim tokį vyriškį su kapišonu, kuris eina link mūsų, tai pasakysiu, link ko, tiesiog pavogė mūsų šiukšliadėžę, kuri kainavo, nežinau, 10-15 eurų. Tiesiog laisvai pasiėmė, atėjo naktį ir vėlgi. O mes žinom, kuris gyvena, nes čia mano tėvų kaimynas. Ja. Nesunku buvo suprasti, kas čia yra per žmogus, nes jo pahotkė. Šiaip nesunku atskirti nuo kitų pahotkių. Bet ne tik dėl to, kadangi aš turiu dar vieną video, kur tas pats žmogus su ta pahotkė tiesiog prisieina prie mūsų namą. Štai ir jis. Tai tokie vat reikaliukai, nežinau, parašykit, ką jūs galvojate apie šią situaciją. Kas yra dar juokingiau, kad šitas žmogus prasieina pro mūsų namą be kapišono. Jis paanalizuoja, pastebi šiukšliadėžę ir po to 2:30 grįžta ją pasiimti. Parašykit komentaras, ar jūs kažką vogėt savo gyvenime? Ne, juokauju.
Šitas video yra labai juokingas, kadangi iš ryto išėjęs į lauką pastebėjau šiukšlę ir galvoju, turiu laiko netruką veikti, pažiūrėsiu, kas tą šiukšlę numetė. Tai parodau, kas ją numetė. Tiesiog iš niekur nieko, mašina pravažiuoja, tiesiog atskrenda tą šiukšlę. Čia įtariamųjų nėra. Na ir paskutinis video yra biškia apie stalkinimą. Aš atsimenu, tiesiog prieinu prie lango, pakeliu galvą ir išsigandau, nes ten tiesiog taip stovi du vaikai ir tiesiog majoja. Nu tai jo, tai vat, jo, nedarykit taip, nedarykit. Tai toks video gavosi, rašykit komentaruose, ką rašyti. Ačiū, kad pažiūrėjote šitą video iki galo, rašykit komentaruose, jeigu pastebėjote žvaigždutę. Jo, buvau paslėpęs žvaigždutę per šitą video. Kažkur. Ir nepamirškite šiaip komentuoti po mano video, nes, va, dalinuosi jūsų komentarais visą laiką per savo video. Palieku čia lunatikavimo video, jeigu kažkas dar nematėt, o aš su jumis sveikinu į kito video. Iki.